Čia kur buvo Facebooką įkėlęs ratą, kuris suskilo, tai visiškai pilnai į splitterį pasidarė. Nepirkit replikų. Tai čia nieko, epoksitkės duosim ir sulipdysim, ja. Kai kurie galvoja, kad tipo ratai, tiksliau padangos buvo per plačios, tai nusuko ratlankį. Per daug torko. Jie supranta, kad pas 125 kW kažkada buvo dar. Tai ne, tie kilovatai tikrai nenusuka ratlankius. Gerai, tai vien žodžiu, mirė ratlankis. Nu kaip? Tai dabar užsiminėsim to, kad persim ant krato ir keisim ratlankį. Nu ir kas šį gero? Bet čia pramuši ratą. Ką varžtą radau. Dabar liko prisukti suportą ir uždėsim ratukus. Ir reiks gal pabandyti iki šios meto pavažiuoti, kad man sudėtų stoperį. Ką, atvažiavom pas Šilas Metal pasilabinti. Tiksliau bandysim dabar įsistatyti tos papildomus stoperius, kad išsukimas ten turėtų kur atsiremti, vien žodžiu. Tai va, dabar laukiam savo eilės. Ir kažką įdomus pamatėm, kompaktą visai tokį neblogą, sakyčiau. Nu, bet jau seta biškai įdomesnis. Čia tas vairas, man atrodo, už 30 eurų iš Dalautos, tai per. Lopšys jau įdomesnis. Sėdi mašinas į lenkius. Bet šiaip įdomiausia, ar yra... O, ble, čia ne... Oi, tu na... Bet čia nėra. Nu, pažiūrė, va. Čia standartinė komplektacija, čia bus be slenksčių. O, Jėzau, čia irgi. O tai kam čia slenksčiai? Nežinau, realiai. Čia kaip dažai pilka spalva, bet baigęs dažai. Žiūri, vaikščiama. Šarnyrų dar netvarkė, ne? Ne, nieko. Žiūrėk, pas tave iš jėgos. Va. Ja. Taip? Tai va tokį va tarpą paliksiu, kaip dabar atremsim. Laikys. Nu va, vien žodžiu pasidarėm tokius paprastus. Turėtų vien žodžiu būt gerai. Nu, kaip tai prasidėjo lietutis, o mes riedam namo. Padarėm mums tos stoperius. Kaip ir minėjo, pas kiekvieną kregždę gauna skirtingai truputį išsukimas. Nu, vien žodžiu, kastomas lieka kastomu, reikia truputį dadirbti. Bet kaip ir minėjau, reikia man pasikeisti tas šarnyrus, nes jau ten visai viskas kiaurai vaikšto. O dabar, kadangi oras geras, važiuosim į Meksiką, nes čia mes dabar kol kas Lietuvoje esame. Meksika irgi gal galėsim. It's that kid with the killer flow, always blowing swish of smoke. Oh my god, my wrist so cold, Cartier up in my nose. Creep through the street with the murder outplay. From the face, on to my face, you won't be gone until you dead. I'm down for my set, and I'm always down to die. I can't trust a soul cause I know everybody lies. Why they hate, why you fucking fake? I can't chill with snakes, bitch. You ain't trapping nothing till I end about that gang shit. Blunts to the face shit, smoke like a Jamaican. Lean all on my dick, she lick it off, I'm on my face. Papasakok, ką čia darai dabar? Dabar pajunginėjau galinių stabdžių lempos. Ne, veikia. Veikia. Tai vieną kartą pasitikrinau, kad pas mane judėjo šarnyrai. Tai per šiandien suvažinėjau savo šarnyrų, nusipirkau ir kaip tik to pačiu jas pasikeičiau. Kadangi dažnai artėjant full oką pradėdavo drebėti ratai, o tai visada būna dėl to, kad važiuoklė yra tiesiog netvarkinga. Tai kadangi vieną kartą keičiau taštus, keičiau į naujus abu, tai visai praleidau šitus, jie kažkiek gyvi dar buvo. Jau galėjai judinti jos kaip nori, šitie dar bus gyvi vien žodžiu. O kas dabar liko įkraut ir toliau šert. Nu ką, dabar maunam atgal. Žiūrėk, 4 padangos, 16, 205 pen. Pen 2 ir čia 2. Tai čia ledas. O tilpsi mašiną? Sutalpins. Vis reikia jaučiu mėti. My brain, run up on him,
45, drop it off your waist and play what I say. Never play with psychopaths, no love in my eyes, bitch, I'm out here for your stash. Riding in the park, coming out. Po truputį vos verk. Verk. Irdi, storai, verk, sakau. Bet pakankamai. Nu, kiek mes jų sukrovėm, gal 15 vientų susikrovėm. Ir didelis dėkui Šilas Metal, kad turėsim kokią gumą deginti. Kad ir kaip nepatinka svilančios gumos kvapas, bet... Tai dar viena diena su šrotu. Įdomiausią dalyką, ką išgirdau. Nusipirkau šarnyrus, toj pabandysiu parodyti ant kiekis trumpas. Nupirkim va tai va. Ant 1 centimetro. Jokais, bet to 1 centimetro trūko, kad užsukti veržlę. Tai kosmosas. 15 eurų. Nu ką, vakar nenufilmavau, kai pradėjau daryti lūpą. O išdykėlis. Čia labai seniai su Raudona kregždė turėjom kontaktą, dėl kurio dabar pas mane yra šitas toweris žemesnis, o šitas gal truputį aukštesnis, jo. Dabar kai buferį uždedi, labai netolygiai gaunas. Tai dabar bandysiu, va, kaip minėjau, šitą pakelt, o šitą nežinau, nuleist nelabai išeis. Trumpai papasakosiu, ką čia buvau sugalvojęs. Tai nuvažiavau, nusipirkau gumos rulonų, dabar bandau padaryti lengvą konstrukciją, kuri palaikys tą gumą. Ją po truputį įtempinėjau ir su zateškiam darydavau, kad jinai laikytųsi. Pačius šitus laikiklius padariau gan silpnus, todėl vienas jau išlūžo. Tai dabar pagrindinius varžtus tokius įgręšiu, kurie stipriau laikys. Ir tada turėtų gauti visai neblogą lūpą. Nu ką, viską prisukau, dabar parinksiu idealų kampą ir bus ready, o tada jau telieka ant kregždutės užmausti. Nu va, kadangi čia yra guma ir tie laikikliai lankstos, tai aš galiu pasidaryti tam tikrą kampą lūpos, tai vien žodžiu turėtų ledas dabar atrodyti. Galima reguliuoti kampą, visiškai jinai tokia minkšta, tai bortai ar kas ten visiškai neįdomus.